Mano mėly klientai, dabar šitas pranešimas yra jums. Jeigu jūs esate gavę tokio pobūdžio žinutę arba skambutį iš Compensos konsultanto ar vadovo, tokio pobūdžio: sveiki, esate mūsų klientas, pats laikas peržiūrėti jūsų sutartį, paanalizuoti ją, išstudijuoti ir pasiūlyti kažką galima būtų geriau arba kažką pakeisti. Ir taip pat, kai jūs pasiryžtate kalbėti su konsultantu apie savo esamą sutartimi, jums tiesiogiai pradedama siūlyti pasirašyti antrą sutartį. Gal tokių žmonių atsiras, kurie buvo gavę iki to žinutę ar laišką ar skambutį tokio pobūdžio. Kaip aš sakau, sveiki, norime peržiūrėti jūsų sutartį, norime aptarti, pats laikas ir taip toliau ir taip toliau. Ne aš, kad parašau, o jums parašė kažkas kitas iš Compensos atstovų. Tai lauksiu iš jūsų laiškų, parašykite man. Galbūt esate jau pasirašę po antrą sutartį, tą aš tikrai žinau, nes tokių klientų yra labai daug, viskas dėl to yra gerai, o visas kitas detalės sužinosite parašę man asmeniškai. Lauksiu iš jūsų žinučių, kas gavo tokio pobūdžio laiškus arba skambutį iš kito žmogaus, ne iš savo konsultanto.